Mes konsultuojam virš 40 000 smulkių ir vidutinių įmonių. Ir bešnekant su jom, išgirstam, kas jom aktualu, kas rūpi, ką jas norėtų pakeisti. Ir kaip bebūtų keista ar nekeista, visos yra susirūpinusios, kaip dirbti našiau, kaip dirbti efektyviau, kaip dirbti pelningiau. Ypač šiandien aktuali konkurencingumo tema, kaip galime būti konkurencingesni, kadangi kai kurios rinkos, ypač rytų pusėje, arba užsidarė, arba juose tapo dirbti labai sunku, staiga visi susifokusavo į tas pačias vakarų Europos rinkas, ten konkuruoti sunkiau, taigi išaugo didelis poreikis inovacijų. Modelis ypatingas tuo, kad jis pirmiausia kviečia pačią įmonę, klientą pasižiūrėti ne į problemą, ką jie turi viduje, bet į klientą, į savo klientą. Kokias tas problemas išspręs su savo klientu. Ir tai priverčia dažniausiai susimąstyti, nes dažniausia patys tie įmonių vadovai ar atėję į banką ar patys savo viduje sprendžia savo problemas, o ne klientų problemas. Tai sakyčiau, pagrindinis akcentas yra čia ir tą mes matom jau antri metai, kai šitą modelį per inovacijų laboratoriją pristato. Pirmos diskusijos jos dažniausiai sukasi apie įmonės problemas, o ne apie jų klientų problemas ir ką jų produktas išspręs. Pačioj pradžioj nebuvo to rato, nebuvo tų žmonių, kurie galėtų leisti inovaciją. Inovacija, tai mano nuomonė, yra mažas pagerinimas, kuris leidžia įmonei pasiekti kažkokių rezultatų, geresnį produktą, geriau jį parduoti arba padaryti matomesnį. Tai nebuvo to rato, kuris kūrė inovacijas ir jis po truputį atsirado. Mes viena iš tų pradinių arba pagrindinių inovacijų buvo sukurti aplinką, kurioje vykstų dalinimasis informacija, idėja. Mūsų verslo srityje, būtent projektavime, statybose, nekilnojamame turte, inovacijos itin svarbios, nes pati verslo šaka labai konservatyvi iš tikrųjų. Nes prieš 100 metų reikėjo statyti pastatus žmonėm, projektuoti ir dabar ir dar po 100 reikės metų statyti ir projektuoti. Ir yra labai daug tokių nusistovėjusių kažkokių taisyklių, dogmų, kurios iš tikrųjų tikrai nepadeda verslui geriau, greičiau, efektyviau visą tą pridėtinę vertę klientams sukurti, ne? Tai mums tas inovacijos svarbios labai. Mūsų pats verslo modelis yra inovatyvus, nes sugebame sujungti apie 70 partnerių ir netgi kelius šimtus tūkstančių vartotojų kasdieną. Daryti praėjusiais metais, tai yra šis renginys, inovacijų laboratorija. Praėjusiais metais čia dalyvavo apie 200 įmonių, šiemet beveik dvigubai daugiau, jau virš 300 smulkių ir vidutinių įmonių, kurio mes bandom sukurti erdvę diskusijoms apie inovacijas. Ir iš tiesų, čia nėra taip, kad ateina pranešėjai ir papasakoja, ką reikėtų daryti, kiek mes labiau norim pačias įmonės įtraukti, pasidalinti savo patirtim. Be abejo, turime patyrusių verslininkų iš užsienio, kurie pasakoja savo sėkmės istorijas, tačiau čia yra taip pat 300 sėkmingų verslininkų, kurie turi savo patirties, savo pozityvios patirties, kurie gali pasidalinti. Tai sukurdami tokį forumą, tokią aplinką diskusijų, mes tikimės prisidedam prie 200 įmonių ir 300 jau šiemet įmonių, viso daugiau nei 500 įmonių, kurios tiesiogiai jau galvoja ir inovuoja ir be abejo šią žinią bandom skleisti tame smulkių ir vidutinių įmonių segmente. Mes įmonės pradedam konsultuoti ne tada, kai jau verslas pradėtas ir turbūt netobulai ir yra padarytos viena ar kita klaida, bet mes šnekame su įmonėm, kurios yra tik atidarytos ir dar renkasi kelią, kur eiti, o dar svarbiau, kad mes šnekamės su žmonėm, kurie turi idėją, turbūt turi pinigų verslui pradėti, tačiau iš tiesų nežino, kaip teisingai padaryti verslą, kur akcentuotis, kaip padaryti pačius pirmus ir tolesnius žingsnius teisingai nuo pat pradžių. Pirmas atradimas tai yra, kad turėdami čianai žmonių iš visai kitos aplinkos, nebūtinai partnerių ar dar kažko, kad jie turi galimybę pasidalinti savo klausimais
ir gauti visai netikėtų kažkokių tai atsakymų, pasiūlymų, visokiausių dalykų. Tai čia labiausia vertinamas turbūt yra šitas renginys, modelis iš paskos. Iš kitos pusės mes tą modelį, jo privalumus, kai matom, tai turim programą ir konsultuojam tos startuolius savo vadinamus. Jie dar nėra galbūt netgi steigia įmonės, bet turi idėją. Tai jie turi galimybę pas mus ateiti į banką ir pasitikrinti savo idėją. Kiek aš suprantu, inovacija tai yra kažkoks pagerinimas, po kurio įmonė tampa geriau. Tai reiškia, kad visom įmonėm privalomas dalykas yra gerinti savo, efektyvinti, sakyčiau, veiklą. O mūsų dar šaly, kuri, kaip supratau, čia jis pranešėjai, nėra tokia maža, kaip mes galvojam, bet iš tikrųjų mes esame maži. Mes privalom su minimaliais resursais kurti efektyvų produktą, efektyvę paslaugą. Ir inovacijos yra mums ne taip, kad tai būtų smagu daryti. Tai yra privalomas dalykas mums, aš sakyčiau, minimumas, nuo kurio mes pradedam. Iš tikrųjų, visi šitie renginiai yra įkvėpimo šaltinis, ne? Ir mums labai svarbu gauti iš išorės tos impulsus, suvokti, kaip, ko, kam reikia, naujų minčių pasisemti, kad galėtum judėti toliau ir augti kartu. Šiuolaikiniam versle, kai yra labai didelė konkurencija, labai didelis kaita ir inovacijos ypatingai yra svarbu. Ir inovacijos nebūtinai yra labai didelės inovacijos, viskas prasideda nuo mažų dalykų. Naujas požiūris, naujas pateikimas, naujas produktas. Tai yra tai, kas įdomu šiuolaikiniam vartotojui. Tai yra ypatingai svarbu.